Gera žinia tėveliams besirūpinantiems savo vaikais. Vos prieš metus duris atvėręs tarptautinis gimnastikos centras skirtas vaikams plečia savo veiklą ir perskelia erdvesnes patalpas. Olimpinių žaidynių gimnastikos rungties medalininkų iš Latvijos Jevgenijaus Sapronenkos ir Igorio Vigrovo įkurtas centras dar labiau pritaikytas sveiką gyvenimo būdą propaguojančiam jaunimui. Naujasis beveik 900 m2 plotą užimantis tarptautinis gimnastikos klubas Vilniuje Buivydiškių gatvėje turi moderniausią įrangą Gymnova. Šis gamintojas yra oficialus Olimpinių žaidynių ir Europos čempionato gimnastikos įrangos tiekėjas. Gimnastikos centre propaguojama lavinamoji, dar vadinama rekreacinė gimnastika, skirta ne tik siekti sporto rezultatų, o nukreipta į harmoningą fizinį vystymąsi. Šis sportas lavina visas raumenų grupės, pagerina bendrą fizinį pajėgumą, koordinaciją, lankstumą ir kitas organizmo savybės. Dėl šių priežasčių lavinamoji gimnastika padeda pasiruošti ir įvairių kitų sporto šakų treniruotėms. Lavinamąją gimnastiką vaikai gali užsiimti nuo 1,5 metų, tai yra vos pradėjus vaikščioti. Tėveliams tokiu atveju teks užsiėmimuose dalyvauti su savo vaikais. Vyresnius vaikus galima palikti klube vienus, kuriuos prižiūrės patyrę treneriai ne vienus savo metus gilinęs į gimnastikos paslaptis bei puikiai išmokę bendrauti su vaikais. Taip pat tarptautinėme gimnastikos klube galima ir linksmai švęsti gimtadienius. Vaikai ne tik galės paskanauti saldumynų, bet ir įsidūkti gimnastikos aikštelėse.